Lidar vejos roboto instaliacija išties yra paprasta. Pastatom stotelę, duodam maitinimą, nereikia kelti jokios GPS antenos, nereikia rūpintis, kur padėti pakrovimo stotelę, kad jinai turėtų radio ryšį su robotu, nieko jam nereikia. Kaip vienišas karys. Pasikrovė ir išėjo vienas į laukus. Robotą mes apvedėm savo teritorijai ratu, apsivedėm visą teritoriją, yra čia 20 arų pjaunimo ploto, pažymėjom keletą kliučių, visų kitų nežymėjom, pažiūrėsim, kaip robotas orientuojasi pats. Labai turi didelį lidarą ir turi priekį vaizdo kamerą. Čia. Dabar robotas pasikraus, na ir prasidės pirmasis jo testas didesniam plote. Šitas vejos robotas skirtas yra iki 20 arų pievoms ir vėjoms prižiūrėti, taip kad mes šioje vietoje jį ir išbandysime. Prieš tai bandėm kitoje kelio pusėje, ten yra 4,5 aro ir šis robotas sugeba tai nupjauti per vieną kartą. Iš tiesų labai didelė baterija. Žiūrėkite, kaip jis nusivalo savo lidar skenerį. Kas yra lidar? Lidar yra lazerinis skeneris. Važiuodamas robotas skanuoja visą teritoriją, žino visas distancijas, paskui dirbdamas tiesiai laikosi trajektorijų ir pjauna viską tolygiai. Išties paprasta, gražus, fainas robotas. Wi-Fi pajungtas, Bluetooth skirtas dirbti su telefonu, kai esam šalia roboto, o 4G skirtas tam, kad kai robotas neturi Wi-Fi signalo, jis gautų visas komandas iš 4G tinklo. Na ką, pasikrauna ir važiuos dirbti.